Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Benediktas, Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis. Ištisus metus brangiai laukiau šios dienos. Šiandieną vasario 14 Švento Valentino diena. Šiandien Pelenų trečiadienis, gavėnios pradžia. Susilieja, bet jokių būdų tarpusai nekonfrontuoja Švento Valentino ir Pelenų diena. Nenoriu, kad šių metų Pelenų trečiadienis būtų kiek romantiškesnis prie raudono vyno taurės, gėlių, širdučių. Iš tikrųjų, aš noriu to paties, ko nori Jėzus. Prisiminat praėjusią sekmadienį. Jis sako, noriu, būk švarus. Turime apsivalyti, tai yra kurti naujas tradicijas. Aš noriu. Gražu. Jėzaus Dievas nori ne normų, statutų, įstatymų, o tik išgydytų vaikų. Religijos Dievas, priešingai, nori tik geresnių tarnų. Religinė jėga yra aiškiaregė, kabutėse. Ji visada atskiria tyrų žmonės nuo netyrų. Atskiria teisųjį nuo nusidėjėlio. Per ilgai draudėme bažnyčioje pasilikti kitaip mąstantiems, kurie pakluso tik savo sąžinai. Taip pat ir išsiskyrusiems, ir pakartotinai susituokusiems. Ir sąrašas galėtų tęstis. Ir visa tai dėl išgalvoto ir žiauraus Dievo, tai yra Dievo, tarkime, separatoriaus, kurio vardu padaliname žmoniją į dvi dalis. Vienai lemta patekti į karštąją planetą, pragarus, kitai pažadėta amžina palaimė. Bet tai, ką mes vadiname Dievu, yra ne dangiškasis teisėjas, bet gyvenimo jėga. Jėzus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Jono Evangelijos 10 skyrius. Ir ši galia plečiasi žmogaus viduje, bet kokiame žmoguje, kad jis pasiektų savo grožio ir būties pilnatvės išsipildymą. Mes nesame tobulybė, esame laikini ir trapūs. Šventasis Valentinai, melskis už mus. Šiandien Švento Valentino diena. Argi ši šventė skirta tik vartotojams perkantiems gėles ir romantiškas širdeles? Prieš Valentino dieną maisto prekių parduotuvėse gausu ryškiai raudonų širdelių, pliušinių meškiukų su įdarytomis širdelėmis ir gausių širdies formos šokolado dėžučių. Valentino diena pakelia mūsų nuotaiką, suteikia progą šypsotis. Ar ne taip? Tai yra tikrai šventa diena. Prisimename vyskupą Valentiną, kurį 3 amžiuje nukankino imperatorius Klaudijus, nes vyskupas slapta sutuokė jaunus įsimylėjėlius. Imperatorius stiprino savo kariuomenę, jam kaip Putinui reikėjo kareivių. Todėl jis draudė santuokas, kad jauni vyrai liktų laisvi ir taptų, kaip šiandien vis kartojame, patrankų mėsa. Šventasis Valentinas atidavė savo galvą už jaunus įsimylėjėlius. Sakysite, girdėta istorija, ir Kristus atidavė savo dvasią už mus, kad mes neliktume bedvasiai, kad mes neliktume, brangiai, be meilės. Viena šventė spinduliuoja ryškiai raudonomis širdelėmis, simbolizuojančiomis gyvenimą ir meilę, o kita pelenais. Dėmesio, atsiverkite ir tikėkite Evangeliją. Pelenai neturėtų mums niūriai priminti apie mūsų mirtį, apie ką mums kalba liturgija pelenų metafora. Pabandykite pagalvoti.
Tikrai ne apie auką, atgailą, apsimarinimą. Priešingai, apie kūrybą. Dykos liks lysvės be derliaus, jeigu jas nepasotinsime pavasarį pelenais. Pelenai tai Dievo meilė. Kaip niekada anksčiau, šiandien, mišių metu prašau, te paženklina kunigas jūsų kaktas pelenų kryželiais. Švęskime savo meilę ir kartu, besąlygiškos Dievo meilės akivaizdoje, nuoširdžiai gailėkimės dėl savo nuodėmių, dėl savo dvasinio surambėjimo. Gavėnia negali stokoti meilės. Priešingų atveju mūsų dvasinėme gyvenime atsirastų, sakyčiau, tikrai emocinė netvarka. Retorinis klausimas visiems, ir kunigams, ir vyskupams. Ar mūsų bendruomenės pelenų trečiadienį taps labiau mylinčios? Meilė yra vienintelis vedlys gavėnios kelyje. Ir toji meilė yra Kristus. Mano klausimas jums. Ar Dievo namuose pakankamai yra meilės vaikui užaugti? Pakartosiu savo anksčiau sakytą mintį. Jėzaus Dievas nori ne normų statutų, o tik išgydytų vaikų. Religijos Dievas nori tik geresnių tarnų. Brangieji, arti yra Dievas, prašau, pajauskite jo švelnumą ir meilę ir būkite palaiminti. Gražios jums kelionės su Jėzumi. Gavėnios kelionė.